Sveiki! Šiandieną su jumis noriu pasidalinti, kaip tvarkyti laidus ir visokius kitus smulkius dalykėlius, kur mes dažniausiai laikome įvairiuose virtuvės stalčiuose ir kurie neranda savo vietos. Visą laiką tvarkymasi pirmiausias dalykas tai yra surasti daiktui vietą. Jeigu daiktas neranda savo vietos, vadinasi, mes jį turime atiduoti, padovanoti arba surasti tą vietą. Taigi, tvarkant laidus, apeikite visus namus ir surinkite juos, visus laidus, kurie guli stalčiuose, po spintelėm, ant spintelių ir kur jie tik tai bebūtų. Surinkite ir pasižiūrėkite, ar jie randa savo šeimininką, kaip sakant. Tarkim, fotoaparatas ar turi savo pakrovėjo laidą, kad surasti, koksai laidas yra nuo kokio aparato prietaiso ir taip toliau. Kai juos surasite, tada kviečiu pažiūrėti, kaip aš padariau. Nusipirkau štai tokią dėžutę ir surinkau iš visų namų prailgintuvus, kadangi nesenai persikraustėme į naujus namus ir dabar kaip tik galvojame, kur bus rozetės, naujos rozetės, tai daugumos prailgintuvų nebereikia. Bet jeigu kartais prireiktų, tai kol kas laikau juos vienoje vietoje ir jeigu prireikia, labai lengva juos surasti. Ir labai gerai yra suvynioti ir kad jisai neišsivyniotų, tiesiog galiuką įjungti į jungiklį. Ir taip jisai laikosi laidas ir visiškai neišsivynioja. Taigi, tai ir šitokią dėžutę galite laikyti bet kur, kur tik tai turite vietos kokioj spinteliai. Visus kitus laidus sudėjau ir surūšiavau iš tokius iš Ikėjos maišelius ir viršui parašiau, labai apsidžiaugiau, kai kilo ta idėja, viršui parašiau nuo ko kokios paskirties tie laidai yra. Ir tarkim, čia yra visokios kelioninės rozetės arba rozetiniai tokie kaip prailgintuvai, adapteriai, printerio ar kompiuterio laidai, televizijos laidai, ten nuo kamerų ir panašiai, fotoaparatų ir videokamerų pakrovėjai. Tarkim, dabar laidai pažymėjau tiesiog nuo kokio fotoaparato tas laidas yra, kad nereikėtų ieškoti, kai man prireikia pakrauti fotoaparatą. Taip pat anksčiau nežinojau, kažkaip nekreipiau dėmesio, kad yra mikro ir mini USB laidai, juos taip pat atskyriau ir dabar jau žinau, kam kur naudojami. Taip pat čia planšetinių kompiuterių laidai ir kitokie visokie laideliai, jeigu jie prireikia. Tie, kurie laidai mums nereikalingi, taip tarkim, iš tikrųjų labai daug tų mikro USB ar mini USB laidų radau, nes dažniausiai jie daug viso panašių aparatų naudoja būtent tuos laidus. Tai aš jų neišmetu, nes, tarkim, sugedus vienam laidui galiu pakeisti kitu. Tai va, taip labai gražiai viskas telpa į vieną dėžutę ir va taip labai lengvai aš galiu pamatyti, kokiam maišelyje koksai laidas yra. Toliau pereisiu prie tikriausiai sudėtingiausio tvarkyti daiktų, visokių smulkmenų, kurias mes sumetame į stalčių ir tie stalčiai kaupiasi ir tie jau tada nebepamename, kas tuose stalčiuose yra ir kai, tarkim, prisireikia kažkokio dalyko, greičiausiai galvojame, kad mes nebeturime, nors tuose stalčiuose slypi daug lobių. Taigi siūlau pasiimti tą stalčių, nusipirkti tokią ar panašią. Šitą dėžutę aš pirkau Range parduotuviai. Jinai kainavo apie 5, man atrodo, svarus. Tokią dėžutę pirkau Home Bargains, jinai kainavo, man atrodo, 2,5 svarų. Paskui parodysiu šitą. Į tokią dėžutę lengvai telpa baterijos, jas galite išrūšiuoti pagal jų dydį ir visokie kitokios smulkmenos. Tarkim, aš
niekaip neatsimindavau, kur padedu nuo vakuuminių maišų, tuos tokius, kuriais reikia užsekti. Niekaip neatsimindavau, galvodavau, kad atsiminsiu, kur padedu, bet niekaip neatsimindavau. Dabar aš labai lengvai žinau, kad jie yra šitoj dėžutėj ir be vargo galiu surasti. Taip pat visi saugikliai, rankenėlės, užuolaidų kabliukai ir taip toliau ir panašiai. Ir šita dėžutė tikrai neužima daug vietos ir labai gražiai kokioje nors spintelėje gali gulėti. Labai apsidžiaugiau, kai Home Bargains pamačiau irgi panašaus stiliaus, jinai netokia gili, bet kainavo tik tai 2,5 svaro berods, bet irgi į ją telpa daug smulkmenų visokių, kur čia tikriausiai irgi dar galima būtų pramėtyti, bet kol kas dar palikau. Bet kuo man patiko šita dėžutė, kad jinai šitie skirtukai išsitraukia ir aš ją galiu pasidaryti pagal kokio dydžio man, tarkim, tų dalių man reikia. Tarkim, aš galiu pasidaryti ją didesnė ar mažesnė. Ir taip pat visokios smulkmenos jos labai gražiai išsiskirsto ir reikalui esant labai gerai, kad viskas matosi ir aš iš karto matau, kokie čia daiktai yra. Ir nereikia ten knistis ir ieškoti. Tai va, tai siūlau tikrai kažką tai tokio įsigyti, tokiom visokiom smulkmenom ir labai lengva iš karto pamatyti, išsitraukti. Ir aš visą laiką esu už permatomas dėžutės, kad iš karto, va, pasižiūrėkit, iš karto matosi, kas toj viduj dėžutėj. Nereikia atidaryti visos dėžės ir žiūrėti, kas joje yra. Iš karto matosi. Ačiū, kad žiūrėjote.